Sveiki bičiuliai, saulėta diena kaip ši yra gana paprasta išgauti ugnį iš paprasto žibintuvėlio. Tai čia, kuo jisai labiau primena tarybinius laikus, to geriau. Didelis kolektorius santykinai ir viena paprasta lemputė. Tai mes išardom žibintuvėlį, išrenkam visus vidurius, lemputė mums nereikalinga. Ir vienintelis dalykas, kas mums reikalingas, tai yra va štai šitas va kolektorius. Jis galėtų būti ir didesnis, bet tiesiog pakanka ir tokio, koks jisai yra. Ką darom toliau? Pasiimu kerpės gabaliuką, tiesiog sužievėjęs medžio trupučiu. Atsiplėšiu tokį nediduką pleištuką ir man reikia, kad jisai tilptų per va šitą va tangutę, kur buvo lemputė. Ką darau toliau? Pasižiūriu į saulę, nustatau tiesiai kolektorių į saulę, prakišu kerpės gabaliukas, stengiuosi, kad kerpės gabaliukas būtų tai vietoje, kur turėtų būti žibintuvėlio lemputės siūlelis. Ir dabar tiesiog pagavau tą saulės koncentraciją, kerpė smilksta, ją palaikau, kad ji tikrai įsidegtų. Tiesiog jeigu nepagaunat saulės, tai pasukit šiek tiek į apačią, pasukit į viršų ir papulsit į tą tašką, kur labiausiai tiesiog sukoncentruota saulė. Op. Tiesiog štai. Turiu žaryją ir galėčiau tiesiog užkurti laužą. Tiesiog vėlgi kaip galim panaudoti kolektorių, tai galim panaudoti uždegdami angliuką. Susiradau lauže seno laužo tiesiog anglį ir dabar pabandysiu atsilaužti labai nedidukę kažkokią tai atplaišėlę. Tarkim šitą tiks. Vėlgi aš jos neišlaikysiu rankose prakišęs, tai aš ką darau, pasiimu mažiuką pincetuką nuo šveicariško piliuko, gali čia kažkokį pagaliuką ar kokią žievelę pritaikyti. Vėlgi nustatau į saulę, kišu, pataikau daugmaž šitą vietą, kur turėtų būti žibintuvėlio lemputės metaliukas, tai šviečiantis volframukas ir tiesiog šiek tiek pasukiojęs į viršų į apačią, atrandu tą tašką, kur yra kaitriausia. Ieškokite čia tiesiog tokio mažo taškiuko, kur susirenka visi saulės spinduliai. Ir dėvėkit akinius, nes tai iš tikrųjų akina. Tai angliukas jisai ne taip intensyviai rūks. Ne, dar nepavyko. Tiesiog angliuką pamatysit, kai viduje šiek tiek pradeda taip vibruoti, kirbėti. Na ką, turiu kaitrų mažą angliuką, kurio vėlgi galėčiau užkurti laužą. Ir trečias dalykas, jisai toksai iš mano bandytojų tokiems, kaip sakyt, ne vyresniems žmonėms skirtas, vėlgi labai lengvai užsidega cigaretė. Tai ką padarom? Aš ją šiek tiek suspaudžiu viršuje, palieku, kad būtų tiesiog tokie tabako gabaliukai. Vėlgi, nustatau į saulę, prakišu, nustatau tą tokį labiausiai šviečiantį tašką. Tabakas pradeda smilkti, tačiau, kaip matot, jisai smilksta labai taip stipriai. Vėlgi turiu žaryją. Ir nuo šmilkstančios tokios cigaretės vėlgi galėčiau užkurti laužą. Tai ką, tokie trys mano išbandyti dalykai tiesiog, kurie iš tikrųjų veikia. Tai vienas kerpė sausa su medžio kažkokia atplaišėlė, kitas mažas angliukas, kurį reikia kažko prilaikyti iš apačios. Ir trečias dalykas cigaretė, kurie tikrai gerai smilksta. Galite, nežinau, pabandyti kažkokiu tai savo dalykų. Beržo tošis jinai dega, kaip ir užsidega puikiai, bet jos problema ta, kad ji nelaiko tos žarijos ilgai.
O vėlgi, jeigu kažkokia sausa žolė, vėl jų užsidegs labai greitai, bet tiesiog smilks taip kiek sudėtingiau ir bus sunkiau už juos užkurt laužą. Tai dar kartą pabaigai demonstracija, kad stoviu, sėdžiu statmenai saulei, reikia, kad debesis būtų tiesiog neužstotų saulės ir geriausia būtų iš tikrųjų kažkur tai šitą veiksmą atlikinėti apie pietus plius minus, tai yra nuo kokios, 11 iki 4 valandos, kai saulė yra pačiam zenite. Kai tik tai saulė pasisuka kažkur tai vakarop ar eina ryte, tai atstumas iki saulės yra tas pats, bet tiesiog saulės spindulį reikia praeiti didesnį atstumą per atmosferą. O būdama maksimaliai statmenai, tiesiog jinai eina mažiausią atstumą, todėl yra kaitriausia. Realiai, tokį momentą galite pažinti, kai esate jau ant saulės ir jums, minutė 2 pabuvus yra jau perdėm karšta. Tai tuomet įsivaizduokit, kad galite su kolektoriumi uždegti. Tai imu kolektorių, statau tiesiai prieš saulę, pasiimu kerpės gabaliuką, jį prakišu, tad tiesiog pajudinu, šiek tiek pakylu į viršų, pakylu apačią, atrandu tą tašką, tam taške lieku toksai maksimaliai stabilus. Kerpė ir kitas objektas pradeda smilt. Aš palaikau, kad jisai dar šiek tiek paksmiltų, pakaistų. Ir kai turiu žaryją, galiu imtis tiesiog lizdą turėti pasiruoštą su kažkokiam prakurom ir bandyti užkurti. Tai tiek.